Vienas kolega papasakojo labai įdomių faktą, kas atsitiko Prancūzijoje, nes kažkada aš čia dalinausi, kad Prancūzijoje mane žavi nuolat pilnos salės, nežinau, filharmonijoje, parodoje, teatre, visur. Yra pilna ir labai įvairių žmonių, labai įvairių socialinių sluoksnių. Tai dabar nebepasakysiu pavardės dėja, bet valdant Šarliui de Gauliui buvo ministras, kuris pats buvo rašytojas, tyrinėtojas, meno istorikas. Ir jisai pasakė tokią legendinę frazę, kurios buvo pastatyta visa Prancūzijos kultūros politika. O frazė buvo, kad menas negali būti elitinis. Bet ką jis to norėjo pasakyti, tai kad ne menas turi būti supaprastintas, bet kad jis turi būti prieinamas visiems. Kad į bet kokį pasirodymą, parodą, spektaklį, nesvarbu, koks jisai sudėtingas ar konceptualus bebūtų, turi galimybę ateiti mokinys, senelis ir tuomet, kai jaunas žmogus eina nuo pat mažų dienų, man atrodo, tu gal truputėlį ir daugiau pradedi suprasti. Aš nemanau, kad viską reikia suprasti. Aš netikiu, kad meną reikia suprasti. Aš tikiu, kad meną galima išgyventi, bet tu vis tiek turi, panašiai kaip mes kalbėjom apie kūrėjus, kurie negali atsisėsti ir staiga pagimdyti stebuklo, tai taip ir auditorija, man atrodo, tu pradedi suprasti kiną, teatrą, performansą, šiuolaikinį. Bet lygiai taip pat, man atrodo, tai atriša rankas kritikuoti tuos snobus arba tuos apsimetėlius, kurie vaidina, kad sukūrė kažkokią labai gilią koncepciją, prirašydami daug nesuprantamų žodžių. Tu tiesiog matydamas bendrą lauką ir turėdamas išsilavinimą bei skonio suprati, tu sakai, čiagi nesąmonė, čiagi šūdas. Ir nebijai to pasakyti, kad karalius nuogas, nes iš tikrųjų dažnas būna labai apkaltinamas nesuvokimu, nesuprati, tu koks, tau reikėjo dar pasimokyti, kad tu čia galėtum nors žodį pasakyti. Beje, vakar žiūrėjau labai